Laba, pristatau projektą klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapija ir reabilitacija. Šis projektas yra finansuojamas Erasmus Plus programos lėšomis. Tai pristatysiu ir projekto partnerius, tai pagrindinis kuruojantis universitetas šiame projekte yra Pamukkales universitetas Turkijoje. Taip pat čia dalyvauja ir kiti Turkijos universitetai. Tai Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baškento universitetas, Suleiman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijos atstovai yra Krajovos universitetas, na ir Lietuvoje atstovauja šį projektą Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat partneriai šiame projekte yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Tęsime trečią modulį elektrostimuliacija sveikiems raumenims ir šiandienos tema elektrostimuliacija ortopedinių problemų turintiem pacientams. Tai paskaitos medžiagą parengė Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto reabilitacijos katedros lektorius Dovydas Giedrimas ir lektorė Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė. Na ir įgarsinu aš Dovydas Giedrimas. Taigi pradėsime. Tai dažniausiai ortopediniai sutrikimai yra lateralinis epikondilitas, sąnarių skausmai, stuburo skausmas. Tai pagrindiniams šioms ligoms, sutrikimams ir aptarsime elektrostimuliacijos taikymo galimybės. Kalbėsime apie lateralinį epikondilitą, tai yra dažnas sutrikimas pasireiškiantis nuo 1 iki 3% pasaulio gyventojų. Lateralinio epikondilito keliamas skausmas pradeda jaustis dažnai arba stipriai lankstant riešą, patiriant rankom didesnę apkrovą. Lateraliniam epikondilitui būdinga tęstiniai lengvi trauminiai simptomai pasireiškiantys ties žastikaulio ir stipinkaulio sąnariu ir laipsniškai stiprėjantis. Nepradėjus šios ligos gydyti anksti, raumenys nusilpsta. Dažniausiai dominuojantis simptomas yra skausmas raumenų aktyvacijos, judesių metu ir būtent atrofija ir silpnumas vystosi jau, kai dėl skausmo tiesiog yra vengiama atlikti tą ranką prastų elementarių judesių. Na ir skausmas yra vienas iš sunkumų, kuriuos patiria pacientai ir kuris gali pasireikšti kartu su fiziniais, fiziologiniais ar psichologiniais sutrikimais. Tai skausmui malšinti galima taikyti elektrostimuliacija, vienas iš gana pasiteisinančių metodų. Tai yra puikus būdas epikondilitų sergančių asmenų skausmui malšinti. Čia pateikta lentelė, kokie parametrai galimi. Tai didelio skirtumo tarp didelio ir mažo intensyvumo arba mažo dažnio nenustatyta. Tai terapeutai gydytojai gali naudoti arba vieną arba kitą srovę štai tokiais parametrais. Tai jeigu taikom aukšto intensyvumo tens, aukšto dažnio tensą, tai bus 100 Hz ir daugiau, priklausomai nuo prietaiso galimybių, kuris atlieka stimuliaciją. Rekomenduojama impulso trukmė yra 50-80 mikrosekundžių. Intensyvumą miliamperais nustatome iki pajaučiamo dilgčiojimo. Tas dilgčiojimas turi būti komfortiškas, nekelti skausmą. Gydymo trukmė tai galima naudoti tiek, kiek reikia. Gana aukštas dažnis, jisai gana švelniai malšina skausmą, tai laiko apribojimų iš tikrųjų nėra. Ten gali ir valandomis kokios, tarkim, 4 valandas stimuliacija nuolatos vyksta ir slopina skausmą. Na ir žemo dažnio tens, tai bus nuo 2 iki 10 Hz dažnis, impulso trukmė nuo 150 iki 30 mikrosekundžių. Kadangi žemas dažnis, tai jis jau gali šiek tiek aktyvinti raumenų tokį sutrūkimą, tai iki dilgčiojimo tokio raumenų virpėjimo padidinamas intensyvumas. Ir čia jau trukmė gali būti 20-30 minučių. Tai matom elektrodų užklijavimo pavyzdį, tai dažniausiai turim vieną labiausiai aktyvę skausmo vietą, tai aplinkui tą vietą šiuo atveju ir aukščiau ir žemiau skausmo vietos užklijuojami elektrodai. Elektrostimuliacija keliauja iš vieno elektrodo link kito ir kerta būtent skausmingąją vietą ir taip yra malšinamas, slopinamas skausmas. Jeigu reikia stiprinti raumenis sergant lateraliniu epikondilitu, tai naudojama 30-50 Hz dažnio srovė.
Impulso trukmė paprastai nustatoma nuo 200 iki 400 mikrosekundžių. Stimuliacijos intensyvumas turi būti nustatytas toks, kad veiksmingai sutrauktų tikslinius raumenis ir nesukeltų pacientams diskomforto ar skausmo. Stimuliacija turi būti pakankamai intensyvi, kad sukeltų pastebimus raumenų susitraukimus. Tai jeigu dedame, tarkim, ant riešo ir pirštų tiesiamųjų raumenų, tai gana stipriai ir aktyviai turėtų įvykti raumens susitraukimas, plaštakos judesys šiuo atveju gali įvykti dėl raumens susitraukimų. Dažnai naudojama darbo ciklai yra 1:2, tai reiškia stimuliacija 1 sekundę ir poilsis 2 sekundės, arba 1:5, stimuliacija 1 sekundė ir poilsis 5 sekundės. Tai čia šitą santykį galima tiesiog pakoreguoti. Tarkim, jeigu taikom 3 sekundės darbą, tai bus arba 6 sekundės, arba 15 sekundžių poilsio priklausomai nuo paciento būklės ir ką mes norime aktyvinti, ar ištvermę, ar jėgą. Tai gydymo trukmė svyruoja nuo 15 iki 20 minučių. Toliau, jeigu turim skausmą, sąnarių skausmą, artritinį skausmą, tai elektroterapija įprastai naudojama esant reumatoidiniam artritui, šitokių pacientų kineziterapijai, reabilitacijai su tikslu numalšinti skausmą ir gerinti funkciją. Tai TENS stimuliaciją galima daryti pacientams ir patiems namuose. Amerikos kineziterapeutų asociacijos gairėse TENS siūlomas kaip galimas raumenų ir kaulų sistemos ligų gydymo būdas. Artrito bendrija taip pat rekomenduoja TENS stimuliaciją naudoti reumatoidiniu artritu sergančių asmenų skausmui ir sąnarių tinimui gydyti. Taigi, sąnarių skausmui TENS stimuliacija iš tikrųjų galima mes ją pasikoreguoti taip, kaip reikia, kad gautumėm optimalų rezultatą pacientams. Tai amplitudės arba intensyvumas, tai miliamperais matuojamas, tai jis gali būti žemas, vidutinis arba aukštas. Tai impulso plotis ir trukmė čia labai jau įvairi, gali nuo 10 iki 1000 milisekundžių. Na ir dažnis, jeigu yra aukštas intensyvumas, tai reiškia, jeigu norim gana stiprią stimuliaciją padaryti, sukelti miliamperus, tai dažnis tada yra žemas, nuo 0,5 iki 10 Hz. Na ir dažnis žemų intensyvumų, tai reiškia mažas amperažas, bet aukštas dažnis nuo 80 iki 100 impulsų per sekundę, bet dažnis miliamperais tada jau bus mažesnis, švelnesnė šiek tiek tokia stimuliacija, daugiau ūmesniam periodui. Jeigu žemą dažnį naudojam ir aukštą intensyvumą, tai daugiau lėtiniam skausmui bus skirtas. Na ir skausmui malšinti turim kelias klijavimo metodikas. Tai ties keliu, čia matome pavaizduotas, yra išilginė klijavimo metodika, kai elektrodai yra suklijuojami išilgai skausmo vietas. Nu, šiuo atveju, jeigu yra skausmingas kelio sąnarys, tai išilgai klijuojama vienoje pusėje ir kitoje pusėje elektrodai, sujungus juos elektros srovė teka išilgai nuo vieno link kito ir tokiu būdu yra slopinamas sąnario skausmas. Kitas variantas, galimas čia pavaizduota petyje, tai yra įstrižinis elektrodų klijavimo būdas. Tai kai suklijuojama elektrodus ir juos sujungiama, tai gaunasi, kad viršuje esantis pliusinis elektrodas jungiamas su apačioje įstrižai esančiu minusiniu elektrodu ir tada viršuje vėlgi vienas pliusinis jungiamas su kitu priešingoje pusėje įstrižai esančiu neigiamu elektrodu. Tokiu atveju srovė kryžiuojas, keliauja įstrižai nuo vieno elektrodo link kito elektrodo ir srovės susikirtimo vietoje turim didžiausią slopinamą efektą. Tai toks klijavimo būdas labiausiai tinka, kai yra taško pobūdžio skausmas, toks taškinis skausmas, arba kai norime paveikti konkrečiai vieną vietą. Tai šiuo atveju peties sąnaryje aplinkui apklijavus, toks klijavimo metodas yra galimas. Jeigu reikėtų stiprinti raumenis sąnarių skausmą patiriantiems pacientams, tai rekomendacijos būtų dažnis nuo 40 iki 100 Hz, impulso trukmė 300 mikrosekundžių, stimuliavimo trukmė apie 20 minučių, kad raumenis sustiprėtų. Na ir darbo ciklas rekomenduojama 7 sekundės darbo, 23 poilsio. Lėtinis apatinės nugaros skausmas yra plačiai paplitęs visuomenės sveikatos sutrikimas, kurį bent kartą metuose patiria 66% moterų ir 58% vyrų. O per visą gyvenimą jį patiria net 84% žmonių.
Tai šis sutrikimas taip pat yra vienas pagrindinių veiksnių lemiančių neįgalumą. Teigiama, kad lėtinė apatinės nugaros dalies skausmo išsivystymą ir simptomus lemia daugybė skirtingų veiksnių. Be to, tokiomis ligomis sergantis pacientai dažnai kartu susiduria su aukštomis gydymo išlaidomis, nedarbingumu ir suprastėjusia gyvenimo kokybė. Tai jeigu taikysime elektrostimuliaciją, tai vienas iš variantų pasirinkti neuroraumeninę elektrostimuliaciją, tai elektrodai tada dedami ant juosmeninių priestuburinių raumenų iš abiejų pusių. Dažniausiai akcentuojami yra nugaros tęsiamieji raumenys. Aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovės stimuliacija gali būti taikomi, tai jos parametrai būtų 75 dažniai impulsai, tai 250 mikrosekundžių impulsų trukmė, ir 4 sekundės kėlimui ir atsileidimui arba nusileidimui, tai tas ramp up ir ramp down periodai, 6 sekundžių trunkantis didžiausios amplitudės stimuliavimas ir 50 sekundžių poilsis, siekiant išvengti raumenų nuovargio. Pacientams reikia nurodyti vos tik pajutus elektros stiprėjimą aktyviai ištiesti liemenį arba atlikti liemens tiesimą, kad būtų aktyvinami šie raumenys, o kai srovė silpnėja, grįžti į gulėjimo ant pilvo padėtį. O skausmo malšinimas nugaros skausmo patiriantiems pacientams, tai klijuojama ant elektrodus reikėtų klijuoti ant nepažeistos odos, abiejose skausmo vietose reikia dėti po 2 elektrodus. Vėlgi klijuojama išilginė metodika. Išilgai ant tiesiamųjų vienoje pusėje, išilgai kitoje pusėje. Tai dažnis bus aukštesnis, jau 100 Hz, impulso plotis 250 mikrosekundžių, gydymo trukmė apie 20 minučių. Taigi čia matome pavyzdį, kaip elektrodai galėtų būti klijuojami apatinės nugaros dalies skausmui. Tai klijuojama išilginė metodika vienoje pusėje stuburo ir kitoje ant tiesiamųjų nugaros raumenų. Užklijavus elektrodus, elektros srovė keliaus išilgai jų. Kuom yra geras šitas metodas, kad jis ne tik raumenis slopina, bet tuo pačiu paveikia elektrostimuliaciją ir nervinės šakneles, kurios išeina iš stuburo segmentų. Taip slopina ir jų dirginimą ir skausmą. Dar svarbu paminėti, kad šitoks klijavimo būdas yra tinkamas, kai nėra radikulopatijos simptomų plitimo į koją. Jeigu būtų simptomai plintantis ir į koją, tai tada reikėtų stimuliaciją atlikti vienoje stuburo pusėje, uždėjus 2 elektrodus, o kitus 2 elektrodus jau dedame ant simptomų plitimo vietos. Lėtinis kaklo skausmas taip pat yra dažnas, jisai pasireiškia maždaug nuo 10 iki 24% pasaulio gyventojų. Ir lėtinis kaklo skausmas gali kasmet apriboti nuo 11 iki 14% pasaulio dirbančiųjų fizinės galimybės, kas galiausiai lemia pravaikštas prastas ekonominės pasekmes. Kaklo skausmas apibrėžiamas kaip bet koks specifinis skausmas, jaučiamas žemiau viršutinės kaklo linijos ir aukščiau mentikaulio linijos iš nugarinės pusės. Taip pat aukščiau raktikaulio viršutinio pakraščio ir aukščiau krūtinkaulio linijos. Tai skausmo malšinimas lėtinį kaklo skausmą patiriantiems pacientams vėlgi pateikiami keli variantai. Tai arba elektrodai gali būti klijuojami tokiu pačiu principu, kaip juosmeninėje stuburo dalyje, tai dedama išilgai stuburo slankstelių, šiuo atveju kaklinėje stuburo dalyje, tai siekiant paveikti tiek tiesiamuosius kaklo raumenis, bet, kaip ir minėjau, tuo pačiu paveikiamas yra ir nervinės šaknelės, kurios gali siūsti skausmo signalus į, šiuo atveju, tarkim, plinta skausmas į ranką. Tai, žodžiu, stuburo skausmui labiau šitokia metodika. Jeigu elektrodus klijuosim labiau ant trapecinio raumens, tai būtent jis ir bus labiau paveikiamas. Tai šitokia klijavimo metodika daugiau naudojama trapecinio raumens, viršutinės trapecinio dalies skausmui slopinti. Tai čia tiesiog dedame išilgai raumens skaidulų elektrostimuliacija, elektros srovė keliaus per raumens pilvelį nuo vieno elektrodo link kito ir taip užslopins jo skausmą. Tai dažnis naudojamas yra 100 Hz, impulso plotis 250 mikrosekundžių ir trukmė po 20 minučių gydymo kursui.
Taigi pateikiamas šaltinių sąrašas, kuo remiantis buvo sudaryta šios paskaitos medžiaga. Ir kaip visada matome projekto dalyvius, kurie yra atsakingi už šio projekto įgyvendinimą, medžiagos surinkimą ir pateikimą jums. Taigi, ačiū už dėmesį.